Jo, dublis. Tai va, dabar pats didžiausias virtuvės trūkumas ir nuo ko turėtų virtuvės spręstis, tai jau apie ką mes su šeimininkė esame ir aptarę, darbo zona tarp kriauklės ir viryklis. Šiuo atveju mes jos aš neskaitau. Darbo zona nuo kriauklės ir viryklis mažiausiai turėtų būti švaraus stalviršio 2 metrai. Nuo tada prasideda normali ruošos arba darbo zona. Šiuo atveju dar sugadintas sprendimas visas kampas, jis perimetru atima 2 metrus, o šiaip savo virtuvė projektuojasi pagal perimetrą. Ir nieks jo per daug neturi ir šiuo atveju jūs tik irgi turėsit gerai virtuviai, padarius gerus sprendimus. Dar baisesnis dalykas, neturint darbo zonos ir dabar turint tokią šeimyną, turint indaplovę šitoj zonoj. Kol šitą indaplovę galima būtų naudotis, jin turi būti būtinai atverstus durelės. Nei viena šeimininkė šito net nežino. Išvys jos. Kaip? Išvys nenaudojam. Jūs net nenaudojate. Tiek vaikų turite, 4 vaikus, jauni žmonės, baliavojat ir nenaudojat. Ne. O kodėl nenaudojat? Todėl, kad aš nepasitikiu ją išvis. O kodėl nepasitikėt? Todėl, kad veisiasi grybeliai ir panašiai. Va, o ten grybelių rūšių yra. Jeigu kas pasiskaitytų internete, tai būna ir mirtinų. Negana šito, eik toliau, kad šeimininkis nesupranta paprastų dalykų. Jeigu dabar vyksta ruoša ir kažką reikia paimti išplautą, jau ir išdžiūvusi, sakykime, kažkokį tai daiktą, reikia dirbti, kaip čia galima dabar neužgriūti. Nu tai kur ta yra indaplovė? Indaplovė, štai kur. Nu ir koks čia rezultatas? Arba bus indai jau sudužę ir išvirtę, arba šeimininkė bus galva susidaužiusi. Tai kaip ne viena šeimininkė nežino, kad indaplovę galima naudotis tik atvertus duris. O jeigu duris atverčiam ir kiekvieną kartą jas turim atversti, tai pasiimim dabar vieną stiklinę, turim uždaryti, bet prireikia dar lėkštės. Tai mes vėl turim ją atidaryti. Kitaip tos lėkštės iš ten nepaimsi. Ten pasiėmei, turi vėl uždaryti. Ir vėl. Tai jeigu šitokį indaplovį yra, jin turėtų būti labai toli, kad galėtų būti visą dieną, kol vyksta ruoša, ar imti, ar sudėti indus. Ir jinai tikrai niekur, nu kaip galima dabar dirbti, va čia. Nu tai taip galima tik dirbti. Nu tai kokia nesąmonė yra, ką reiškia netinkami sprendimai. Tai va, vienintelė šeimininkė, tarp kitko antra esat gyvenime per visą mano darbo istoriją, kuri supratot, kad indaplovė yra tik mados reikalas, o ne naudos reikalas. Jokio patargumo aš nepajutau, jokio. Jokio. Ir visus protingus šeimininkės pajaučia, bet per vargą ateina į protą. O kadangi jį neduoda naudos, tai užima pačią naudingiausią balduose vietą ir neduoda jokios naudos. Tai yra blogi sprendimai, labai blogi sprendimai, kas liečia su indaplove. Tai indaplovę galima turėti, jeigu turim perteklinę virtuvę ir jau turim visko, ko reikia, tai dėl šventos ramybės jin ten kažkur galėtų ir stovėti. Gal kažkada pravers. Bet kasdieniniam gyvenime stovės ir svirdės, o ten tai tikras gyvatinis. Tai va, ir kvapelis, jeigu jie, kai naudojatės. Ne, aš iš vis pabandžiau 2 kartus, uždariau. Tai va, atsirado protinga šeimininkė, kuri supranta, kad savo kenkti nereikia.